Sveiki. Pastarosiomis savaitėmis viešojoje erdvėje netrūko emocingų žinučių apie esą masinį miškų naikinimą Natūra 2000 teritorijose. Skaičiuojami šimtai hektarų, lyginami su futbolo aikštėmis, piešiami vaizdiniai apie plynėmis virstančius miškus. Tačiau ar šie skaičiai tikrai atspindi realybę? Priminsiu, kad Natūra 2000 tai visoje ES veikiantis saugomų teritorijų tinklas, skirtas išsaugoti vertingiausias buveines ir rūšis. Tačiau ši sistema nėra absoliučių draudimų zona. Ji paremta pusiausvyra tarp gamtos apsaugos ir tvarios žmogaus veiklos. Tad šiandien su Valstybinių miškų urėdijos gamtos apsaugos, gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyriaus vyresniąja specialiste Ugne Užtupiene pasikalbėsime apie tai, kas iš tiesų vyksta šiose teritorijose Lietuvoje. Kaipgi planuojami miško darbai, kokie saugikliai ten taikomi ir ar ūkinė veikla iš tiesų reiškia gamtos niokojimą. Sveiki. Sveiki. Tai norisi jūsų kaip Valstybinės miškų urėdijos atstovės iš karto klausti apie tą pastaruoju metu vis dažniau pasigirstančią kritiką ir apie miškų kirtimus būtent Natūra 2000 teritorijose. Na taip, tai visų pirma labai džiugu, kad žmonės galiausiai tikrai išeina į gamtą, daug laiko jie praleidžia ir fiksuoja viską, ką mato. Rūpi žmonėms gamta. Taip, būtent tai apima ne tik meilas ir saugomas rūšis, bet ir būtent miškų ūkio veiklą. Na tai būtent gal Natūra 2000 kelia daugybę klausimų visuomeniai, nes daugelis įsivaizduoja, kad tokios teritorijos yra kone kaip rezervatai, kur niekas neliečiama ir ten jokia ūkinė veikla negali būti vykdoma, bet tikrai nėra taip. Vien Natūra 2000 teritorijų tikslas yra būtent suderinti tvarę žmogaus veiklą ir biologinės įvairovės apsaugą. Na tai tos teritorijos Natūra 2000 būna steigiamas įvairiais tikslais, tiek, pavyzdžiui, buveinių apsaugai svarbios teritorijos, tiek paukščių apsaugai svarbios teritorijos, po buveinių apsaugą dar palenda ir įvairių ES svarbių rūšių apsauga. Tai tose teritorijose nereiktų nustebti, patenka ne tik miškai ir ūkiniai miškai, bet taip pat ir gyvenvietės, įvairios pievos, atviros vietovės kaip laukai, tai ten tos veiklos tikrai netrūksta. Bet taip jūs teisūs, svarbiausia, kad ta veikla būtų subalansuota ir būtų užtikrinama rūšių buveinių apsauga. Ignalinos regione minėtas daugiau nei 900 hektarų plotas sukėlė tikrai didelį rezonansą. O ką tai reiškia praktiškai? Ką šis skaičius iš tiesų atspindi? Na, tai matyt, turime omeny kirtimų plotas. Taip. Ir tikėtina mūsų vidinės miškotvarkos projektas Ignalinos regioninio padalinio. Čia mano spėjimas šito jūsų klausimo suformulavimo. Tai praktiškai tai reiškia kad per ateinančius 10 metų ten yra suprojektuotas tam tikras skaičius kirtimų tam, kad įgyvendintume ir vieną iš tokių lūkesčių, kuriuos urėdynai turi valstybė, taip pat ir ekonominį miškų panaudojimą. Bet be to, aišku, mes turim užtikrinti ir būtent ekologinį visuomenės interesą, tiek socialinį. Kas reiškia, pavyzdžiui, rekreaciją, švietimą, prieigą prie miškų. O kalbant apie ekologinį, tai kalbama apie kirtimo apimtis, tačiau visiškai pamirštama, pavyzdžiui, kiek mes gamtotvarkos atliekame, būtent lygiai taip pat suprojektuotos tose vidinės miškotvarkos projektuose. Tai tiek šienaujame įvairias pievas, kurios reikalingos saugomam rūšim, tvarkome ir net atkuriame iš naujo nusausintas pelkes. Taip pat atliekame biologinės įvairovės palaikymo kirtimus, kas irgi visuomenėje pastebėjau, bent jau Facebook'e dažnai irgi iškyla kaip kažkoks neigiamas dalykas, bet kita vertus tie kirtimai yra būtent skirti tam, kad mes pagerintume Europos bendrijos svarbos buveinių būklę, saugomų rūšių radavietės, nes vis dėlto ne visose vietose reikalingas tas tankus, žėlės miškas, kai kur reikia atviresnių vietų, kai kur reikalingas miško atšviesinimas, o kai kur taip pat reikalinga ir saugoti specifinę miško struktūrą ir rūšis. Man čia kažkaip iš karto pirma mintis ir kyla, o gal kažkaip nepakanka viešumoje komunikacijos apie tuos planus ir apie tos hektarus ir ką jie realybėje reiškia. Taip, bet žinot, tiesiog tas jau pats žodis kirtimas dažnai sukelia labai neigiamą tokią įvaizdį, asociacijas. Ir aš pilnai suprantu, kad, pavyzdžiui,
plinesnis, kažkoks atviresnis kirtimas žmonėm kelia labai neigiamas emocijas. Na, tų darbų gražiai, tvarkingai, kaip seniau su arkliukais būdavo, tikrai dabar nebeišeina atlikti. Dažniausiai ta vietovė, sakykim, atrodo pakankamai netvarkinga, galbūt, kaip mėgsta kartais ir šnekėti, ten anykščių šilelį cituojant, bet, galiausiai mišką vis dėlto tai mes atkuriame. Daugelį vietų tokių kaip plyni kirtimai net netaikome ir, išsaugome ir tuos vertingiausius ekosistemų komponentus, tai ir negyvą medieną, paliekame biologinės įvairovės medžiai, tai būtent įvairie uoksai, įvairios smulkios buveinės, kur veisiasi tiek saugomos, tiek įprastos rūšis. Na, čia šiek tiek ir pradėjote apie tai kalbėti, bet norisi, kad detaliau šiek tiek, mums visiems paaiškintumėte, tai kaipgi veikia Natura 2000 sistema mūsų šalyje? Na taip, tai Natura 2000 yra išskirtos specifinės teritorijos, jų kol kas turim šiek tiek mažiau negu 20% šalies teritorijos. Tai būtent tas Natura 2000 teritorijos nėra steigiamos atsitiktinai. Jos yra steigiamos ten, vadovantis dviem pagrindiniais ES teisės aktais. Tai vienas iš jų yra buveinių direktyva, kuri vardina pagrindinės buveinės, kokias ES nori saugoti ir saugomas rūšis. Kita yra paukščių direktyva, kuriai saugomas paukščių apsaugai svarbios teritorijos. Tai tos Natura 2000 teritorijos taip pat turi, gal dar kol kas ne visus, bet nemaža dalis patvirtintų savo apsaugos tikslus. Kiek, pavyzdžiui, hektarų tam tikros buveinės turime saugoti, kiek pasiektų buveinės susiformavimą. Tai yra imtis aktyvių veiksmų, kad jinai ten susiformuotų. Taip pat yra nustatomi ir specifiniai arba apribojimai, arba kaip tik aktyvios priemonės, kaip sudaryti sąlygas saugomoms rūšims tenai įsikurti ir funkcionuoti. O kas priima galutinius sprendimus, kaip bus ūkinė veikla ten vystoma? Tai mato, tai yra būtent ir toks kompleksinis sprendimas. Tai bent jau iš miškininkystės pusės, kas yra projektuojama valstybinėse miškuose, tai projektuoja urėdijos ūkinių priemonių planavimo skyrius, bet visos tos priemonės taip pat yra derinamos ir su saugomų teritorijų sistema, su saugomų teritorijų direkcijomis. Jos taip pat teikia pastabas, atsižvelgia į tai, kad ta ūkinė veikla nedarytų neigiamo poveikio būtent saugomom rūšim ir buveinėm. Žinoma, kai yra parengiamas vidinės miškotvarkos projektas, taip pat vyksta ir viešas svarstymas su visuomenė, dar prieš jį patvirtinant. Tuo metu irgi galima jame laisvai dalyvauti, teikti pastabas, priemamos tiek žodžiu, tiek raštu, ir stengiamasi būtent visus tos interesus. Ir kaip iš miškininkystės ūkio pusės, ir iš ekologinės aplinkosaugininkų, ir būtent iš tos socialinės, kas yra aktualu vietos gyventojams pusės, taip pat subalansuoti. Ir žinoma, tai yra pakankamai sudėtingas darbas. Ir dažniausiai tikriausiai niekas nelieka iki galo patenkintas. Nes vis tiek lieka kažkokių net lieptų lūkesčių, poreikių, aš įsivaizduoju. Na taip, tai žinote, dabar visuomenėje kaip tai dažnai vyrauja ta tokia nuomonė, kad kirtimų kone iš viso reikėtų atsisakyti. Na bet kaip tuo atveju mes įgyvendinsim valstybės, būtent ekonominį interesą tiekti tą medieną į rinką. Arba taip pat, žinot, kartais susiduriam ir su tokiam bendruomeniniam situacijom, kai dalis bendruomenės tikisi, kad nei vienas medis, pavyzdžiui, kad ir pavojingų medžių atveju nebus nukirstas, o kitam labai norisi tokios parko išvaizdos miško. Tai žinot, reikia ir su žmonėm kartais vietoje dirbti. Kartais dideli kraštutinumai, netgi vyrauja tarp nuomonių. Taip. Tai suprantu, patys žmonės, patys mūsų tautiečiai tokie gana aktyvūs yra, ar ne, reiškiantis? Pastaraisiais metais taip. Ir tai pastebim ir, kad nevyriausybinio organizacijų tikrai įvairių yra atsiradę, kurios ir labai aktyviai reiškiasi būtent tais klausimais. Vienos tokios, sakykime, kurios labiau kraštutinumus linkia apie tai, kad ta ūkinė veikla ko ne iš viso turėtų būti stabdoma, su dalimi puikiai bendradarbiaujam ir dalyvaujam įvairiuose projektuose kartu. Tai, visuomenė tikrai, kuo toliau, to labiau atrodo įstraukusi miškų klausimus. Tai dabar galima galbūt išskirti to privalumus, dėl ko galima džiaugtis, bet kartu ir jau tas tokias silpnasias vietas, nes galbūt ne visuomenė, ar ne, visada susipažinusi su ta esminė informacija. Tai gal jūs galėtume dar šiek tiek prasiplėsti apie tai, kada gerai, kai visuomenė aktyvi šio klausimu ir kada ne visai. Žinot, aš šiaip esu tokių demokratiškų pažiūrų, tai manau, kad visą laiką yra gerai, kai visuomenė aktyvi. Aišku, kartais nuo to tikrai padidėja krūvis ir mums specialistams, kai reikia, žinot, atsakinėti, aiškinti platesnį kontekstą įvairiose vietose.
Na tai iš esmės tas visuomenės įsitraukimas nėra blogai ir tikrai labai skatinu domėtis, kuo daugiau laiko leisti miške. Na, kaip bebūtų, tie mitai dažnai labai prilimpa visuomeniai. Ir kartais jau tai perauga ir tokią, ne tik kad negatyvą miškininkų atžvilgių, bet jau ir tokį, ko ne kaip puolimą, jeigu galim pavadinti. Ar nebūna tokiais atvejais, kai puolimai vyksta ir galbūt pavyksta tiems žmonėms susitarti su saugomų teritorijų atstovais, ar nevyksta taip, kad stabdytumėte darbus kokius nors, ar procese neįvyksta kažkokių didelių pokyčių, kažkokių netikėtumų? Na tai šiaip be rimtos priežasties darbų paprastai nestabdome. Aišku, jeigu paaiškėja, kad tikrai, ten, kur yra suplanuota ūkinė veikla, atsiranda, nebuvo identifikuota, bet galiausiai yra pastebimas kažkokios gamtinės vertybės, pavyzdžiui, saugomų paukščių lizdai, tai taip, darbus stabdome ir tada jau stengiamės adaptuoti tai, kad būtent nepažįstumėm. O kaip bendrai užtikrinama ir kontroliuojama, kad praktiškai viskas atitiktų taisyklės iš esmės, tas tiek paukščių ar nebuveinių, galbūt kažkas veisiasi, galbūt tam tikri laikotarpiai tokie tikrai jautresni ir kas tada galiausiai užtikrina, kad viskas tikrai būtų atliekama tvarkingai ir tuo metu, kai reikia? Na tai vienas iš tokių Natūra 2000 teritorijos turi savo specifinius apribojimus. Tai yra tam tikri laikotarpiai, kada miškų ūkio darbai neturi būti atliekami. Tai dažniausiai būna kovo, rugpjūčio, priklausomai nuo teritorijos mėnesiai. Tai būtent tuo metu tenai darbai paprastai ir nėra vykdomi. Taip pat, kai yra išduodami leidimai kirtimams, taip pat ten būna jie yra derinami su saugomų teritorijų direkcijoms ir taip pat yra nurodomas sąlygos, kaip tas miškas turi būti kertamas. O kokie konkretus tie draudimai galioja paukščių veisimosi laikotarpiu? Tai būtent yra tas ramybės periodas, kada darbai neturėtų būti vykdomi. O kalbant apie žmonių grupelės, pavyzdžiui, kurios smalsios mėgsta tenais pavaikštinėti šito klausimu, nebūna irgi draudimų tam tikrų, nes nesate girdėjusi, kad tam tikras teritorijas kaip ir nevertėtų įžengti. Manau, vieninteliai tokie, kurie turi labai aiškus draudimus, tai yra rezervatai. Tai yra tam tikros irgi saugomos teritorijos, kartais jos dubliuojasi, iš tikrųjų ne kartais, dažniausiai su Natūra 2000. Dažniausiai būna kaip tiesiog nedidelė dalis, tai būtent tose vietose žmonių lankymasis yra ribojamas. Tai yra, kad gali tenai įeiti aplinkosaugininkai arba susiję darbuotojai, bet žmonėms įeiti draudžiama. Taip pat kai kuriuose draustiniuose gali būti irgi ribojamas lankymasis tam tikrų metų, kada, pavyzdžiui, paukščiai peri. Bet dažniausiai čia vietiniai žmonės to gali labai sužinoti, jeigu neskaito teisės aktą. Taip, bet atrodytų, kad kai kurie kaip tik labai puikiai žino, kaip ir sakote, kuo toliau, to labiau rūpi mums gamta kažkaip, to labiau mes ją atsižvelgiame ir ieškome ten, kaip čia galima būtų apsaugoti ir tą medelį, ir tą paukštelį. O dar kalbant apie planus, sakykime, jūsų tolimesnius ūkinės veiklos planus, tai kur galima rasti visą informaciją ir teikti kažkokias pastabas? Tai apie vidinės miškotvarkos projektų parengimą būna skelbimai tiek valstybės miškų urėdijos svetainėse, paprastai regioniniai spaudoje būna išspausdinami, kad bus svarstymas, teikite pastabas. Tai paprastai dabar dažniausiai tai susirandam internete, o apie patvirtintus miškotvarkos projektus, jeigu domina, kas kur yra suplanuota, tai taip pat yra urėdijos tinklapyje, paspaudžiate veiklos miškotvarką ir galite detaliai peržiūrėti. Bet tai reikia atsižvelgti, kad tai yra tikrai dideli dokumentai. Tai domina konkrečiai ta gamtos apsaugos rytis, dabar naujesni miškotvarkos projektai turi tokią vadinamą gamtotvarkinę dalį. Oho, tai labai gerai, mes galime tiesiog įsistudijuoti ir tada įsistudijavę jau ir teikti pastabas, jeigu tokių lieka. Tai dažniausiai tai būna visiems po patvirtinimo, tai aišku, tokie pakeitimai, jau daromi su dideliu pagrindu. Tai dažniausiai reikėtų suspėti tą rengimo fazę arba viešą svarstymą. O ar yra tokių pavyzdžių, sakykime, čia norisi ir pozityviai, ir gerai nuteikti ir tuos kritikus, kai Natūra 2000 teritorijose atliekamos veiklos, tam tikri darbai pagerina buveinių gyvenimą? Taip, tai iš tikrųjų, kaip urėdija mes to darome ganėtinai daug, tai vien
pelkių buveinių atkūrinėjame beveik 1500 pievų, su pievų buveinėm dirbame virš 2000 hektarų teritorijų. Ir taip pat, jau minėjau, taikome tokius biologinės įvairovės palaikymo kirtimus, tai būtent tam buveinių, rūšių, radaviečių būklės pagerinimui. Kuo pelkės yra tokios svarbios, na vis tik tai, ar galite papasakoti mūsų ekosistemai, nes jas labai pabrėžia ten iš tiesų, kad pavyksta kažkaip, ar ne, tiesiomis pasidarbuoti. Na taip, tai šiaip Lietuva tikriausiai daugelis pastebim yra tokiam šiauriškesnėme, drėgnesnėme klimate ir istoriškai pas mus tų pelkių plotų buvo ganėtinai daug. Tiesiog per pastaruosius šimtmečius dalį mes laukų miškų nudrenavome, kad turėtume dirbamuosius laukus dėl ten miškų prieaugio. Tačiau, dabar vis vien einame ties tuo, kad tai, ką žmogus padarė ne taip, tą būtent padarytą žalą, reikia po truputį atitaisinėti. Tai ir pelkės būna atkūrinėjamos tiek, pavyzdžiui, tvenkiant, atkuriant tą nusausintą leistą vandens režimą į tą senesnį lygį. Ir taip pat, tiek šalinant tokią netipinę pelkinę augaliją, nes kaip bebūtų, nemažai dalį pelkių, ypač aukštapelkėm, yra aktualu tai, kad tai būtų daugiau mažiau atviros vietovės, tai tiek tie patys medžiai išgarina vandenį, tiek užšešėlina aplinką ir dėl to nesiveisia tos aukštapelkėm, pavyzdžiui, būdingos rūšis. Tai dabar jau pradėjome apie vandenį šiek tiek kalbėti, nuo pelkių, nuo svarbiausių. Ir pereikime prie upių, sakykime, ekosistemos, kaip ten vyksta tas gyvenimas, kalbant apie Natūra 2000 teritorijas ir ar tam tikra žmogaus veikla, kuri tarsi iš pažiūros, kaip ir būtina, tiltai ir visa kita, ar ne, veikia jų tėkmę ir jų gyvenimą. Aišku, žinot, apie upes iš tikrųjų nedrįsčiau komentuoti, nes vis dėlto daugiau dirbu su sausumos, miškų, pelkių ekosistemom. Tačiau upės lygiai taip pat gali būti traukiamas į tą Natūra 2000 tinklą. Tai ten turim tiek Šventosios, tiek Minijos upės dalių, tiek, pavyzdžiui, Nevėžio upės slėnius. Tai... Tada grįžkime prie sausumų, ar ne, ir prie medžių. Vis tik tai norisi čia taip apibendrinimui po truputį jau link pabaigos sukant. Informuoti žmonės, kaip vis tik tai jūs darbuojatės, kad pavyktų suderinti ir, miškų atsinaujinimą, ir medienos poreikį, ar ne, mums čia visiems, ir biologinę įvairovę, jos apsaugą. Tai kaip visus tuos tris užtikrinti, kad visi galiausiai liktų patenkinti galutinėme rezultate, kaip ir sakote, visokių tų nuomonių procese pasitaiko, bet jūsų darbas yra vienas. Taip, tai iš esmės ir suderinimas vyksta pradant atsakingų planavimų, kur būtent turim aiškias teritorijas, kur taikom gamtotvarką, kurių visiškai neliečiam, kur galima ūkinė veikla. Ir dažniausiai bendradarbiaujant kartu tarpusavį tiek mums, tiek saugomų teritorijų specialistams, pasiekėm tokį konsensusą, kaip tą teritoriją reikia prižiūrėti ir ūkinę veiklą joje vykdyti. O ką atsakytumėte dabar žmogui, vis tiek čia mes dabar į žmonės ir orientuojamės, norime juos informuoti, kaip ten viskas iš tiesų vyksta ir kad nėra čia nieko užkulisinio, iš tiesų visa informacija yra prieinama absoliučiai. Tai ką jūs pasakytumėte tokiam žmogui, kuris vis dėlto iki pačios akimirkos yra įsitikinęs, kad miškų kirtimas yra žalingas ir kad iškertama jų per daug Lietuvoje ir vis tiek, žinote, ta mintis, jinai kaip atrodo ne tik pastaraisiais metais, bet visada jautėsi, kad visuomenės pulsas į tą pusę kažkur tai, ar ne? Taip, tai jeigu lygintume, kad ir su kaimynėm šalim, Latvija ir Estija, mes miškų kertame mažiau. Kaip bebūtų, mūsų dalis miškų tiesiog šiuo metu pasiekia techninę brandą. Techninė branda yra vadinama tada, kada jau atliekami kirtimai juose. Ir dėl to galbūt ta apimtis atrodo kiek padidėjusi. Bet tai atsiremia į tai, kad Lietuva prieš atkuriant nepriklausomybę 1918 tikrai buvo labai išplyninta ir daugelis tų miškų yra būtent atsodinti tuo tarpukariu arba po karo. Tai tai yra suderinant su aplinkosauga, atmetant tas pačias vertingiausias biologinę įvairovę turtingas teritorijas, tą miškų ūkį neatsivesnį vykdome tose atlikusiose teritorijose. Tų klaidų buvo padaryta per istoriją, bet dabar norisi kažkaip ateiti į tą teisingą kelią. O kaip bendrai galvotumėte, ko šiandien labiausiai trūksta viešoje erdvėje, ar daugiau duomenų kažkokių, tai skaičių konkrečių, aiškesnio komunikavimo, ar tiesiog pasitikėjimo? Matyti pasitikėjimą vieni kitais,
Bet manau, čia problema ne tik ten aplinkos apsaugos ir miškininkystės srityse, bet ir plačiau apimanti. Ir aišku, taip pat, ir turim tokius dalykus, kad tie emociniškai įkrauta informacija žymiai greičiau sklinda socialinėje erdvėje. O kai dirbi su faktais, realiais duomenim, dažniausiai jie nėra tokie įdomus. Ar nėra taip, kad žmogus taip ir nepasiekia, nes jau ten, kur skaičiai, kažkas... Taip, kur skaičiai, tada tai yra nuleidžiama kaip tokia neįtin įdomi informacija, va būtent emocijos dažniausiai ima viršų ir splačiausiai sklinda. Ir jeigu reikėtų gal keliais taip sakiniais pasakyti, kas yra ta Natūra 2000 Lietuvoje? Ar labiau ribojimas, ar atsakingo balanso paieška? Manau, kad atsakingo balanso paieška, tai vis dėlto, būtent tos teritorijos, jos ne tik vertingos tuo aplinkosauginio požiūriu, bet taip pat ir tuo, kad ten ta žmogaus vykdoma veikla, turi būtent galiausiai dar labiau susibalansuoti, dar labiau atsižvelgti į tą aplinką, kurio jos supa. Kokiais atvejais pastebite, kad žmonės labiausiai piktina tą informaciją apie miškų kirtimą? Ar ne tokiais kartais, kai šalia jų namų, žinot, jie nusiperka kažkokį būstą, kažkokį sklypą ir ten kaip ir buvo šalia ten to miško, nors tas miškas tam žmogui kaip ir nepriklauso, tai ar nebūna vienas iš tokių atvejų? Žinoma, kad dažniausiai žmonės vitriausiai reaguoja tas vietas, kur jie yra įpratę lankytis, arba tai yra netoli jų namų. Žinoma, tiesiog aplink gyvenvietės vis vien dažniausiai tos kirtimus jau vykdome šiek tiek kitaip, kad būtent tai formuotų jau tokią patrauklesnį rekreacijai gyventojams mišką. Atsižvelgiate vis tik tai, į gyventojų tos poreikius, kad jie jaustųsi ten patogiai, kad visko iš karto nesunaikinti, ar ne? Ir kad galima būtų dar pasidžiaugti tuo mišku. Ir ką, norėtųsi dar čia gal kažkokį palinkėjimą ties mūsų žiūrovams, pabaigai visiškai jau. Tai žinote, čia jūs irgi dažnai paminėjot žodį sunaikinti ir negražiai skambantis. Tokia negatyvę konotaciją, tai vis dėlto ta tvari miškų veikla tai remiasi tuo, kad tai miškas nėra naikinamas, o miškas tiesiog gyvuoja savo gyvenimą. Dalis jo panaudojama ūkiniams tikslams, dalis visiškai neliečia, dalis kaip ir tenkina visuomenės poreikius iš rekreacinės pusės. Visą laiką stengiamės šitą būtent subalansuoti, atsižvelgti tiek į visuomenės poreikius, tiek į valstybės lūkesčius ir įsipareigojimus. Tai palinkėsiu tai, kad mums sektųsi ir kad visuomenė taip pat kartais ir išgirstų mūsų balsą, dėl ko priemam vieną ar kitą sprendimą, o ne tik negatyviai tai žiūrėtum. Ir nesivadovautume visi tomis tik emocijomis. Čia, manau, čia apima visas sritis, matyt, vadovaujamasis emocijos. Be jokios abejonės. Tai ačiū labai už pokalbį jums. Prašau. Taigi šiandien išgirdome aiškų signalą. Natūra 2000 teritorijose miško darbai nėra vykdomi tiesiog savavališkai ar be kontrolės. Kaip pabrėžia valstybinių miškų urėdijos atstovė, kiekvienas planuojamas darbas šiose teritorijose pereina vertinimo procedūras. Yra derinamas su saugomų teritorijų direkcijomis, o veiklai taikomi konkretus apribojimai. Diskusijos apie miškus visuomet bus labai jautrios. Tačiau šiandien išgirdome argumentą, kad Natūra 2000 Lietuvoje veikia kaip balanso sistema, kur apsauga užtikrinama ne vien draudimais, bet aiškiamis taisyklėmis, priežiūra ir atsakomybė. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Iki kitų kartų.